Ugniai atsparios keramikos. Medžiaga, kuri atlaiko itin aukštą krosnių ir raketų karštį. Sveiki detaliosios inžinerijos gerbėjai. Šiandien pasinersime į ekstremalių temperatūrų pasaulį, kur įprastos medžiagos tiesiog ištirptų arba išgaruotų. Kalbame apie ugniai atsparias keramikas. Tikruosius, nepastebimus herojus, leidžiančius pramoniai veikti ir kosmoso tyrinėjimui tapti realybę. Ar kada nors susimastei, kaip įmanoma išlydyti metalus, kurių temperatūra viršyje 1500 laipsnių Celsijaus, arba kaip raketa sugeba prasiskverbti per atmosferą, nesusinaikindama liepsnose? Atsakymas slypi šiose nuostabiose medžiagose. Bet kas tiksliai yra ugniai atsparios keramikos? Įsivaizduok medžiagą, kuri ne tik atlaiko tokias temperatūras, kurios paverstų plieną skysčiu, bet ir išlaiko savo mechaninės bei struktūrinės savybės tokiame pragariškame karštyje. Būtent tai jos ir daro. Jos yra pramoninių krosnių, cheminių reaktorių ir netgi šiluminių skydų, saugančių mūsų astronautus, pagrindas. Be jų didelė dalis mūsų pramoninės civilizacijos tiesiog neegzistuotų. Jos yra paskutinė barjera tarp destruktyvų karštį ir struktūrinį vientisumą, užtikrinanti, kad esminiai procesai galėtų vykti saugiai ir efektyviai. Dabar didysis klausimas. Kaip šios medžiagos sugeba tai padaryti? Kas jas daro tokias ypatingas, kad jos gali atlaikyti sąlygas, kurios suardytų daugumą kitų medžiagų? Atsakymas slypi jų atominėje struktūroje ir cheminiuose ryšiuose, kurie jas sudaro. Būtent čia medžiagų inžinerija susitinka su fizika ir chemija, kad sukurtų tikrus šiluminius superherojus. Skirtingai nei metalai, kuriems būdingos metaliniai ryšiai, kuriuose elektronai dalijasi laisvoje debesyje, ugniai atsparios keramikos sudarytos iš joninių ir arba kovalentinių ryšių. Pagalvokite pavyzdžiui apie aliuminio oksidą, silicio dioksidą ar magnio oksidą, kurios yra pagrindinės daugelio ugniai atsparių keramikų sudedamosios dalys. Šiuose junginiuose atomai yra stipriai susijungę. Joninėse jungtyse, kaip magnezite, vyksta elektronų perdavimas. Susidaro teigiami ir neigiami jonai, kurie stipriai traukia vienas kitą, sudarydami standžią ir tvarkingą kristalinę struktūrą. Kovalentinėse jungtyse, kaip silicio diokside, atomai labai specifiškai dalijasi elektronais, sudarydami kryptingas ir itin stiprias jungtis. Bet kodėl šios jungtis yra stipresnės už metalinės, kai kalbama apie šilumą? Energija reikalinga nutraukti joninę ar kovalentinę jungtį yra daug didesnė nei energija reikalinga suardyti metalo elektronų debesį. Metale temperatūros padidėjimas priverčia atomus stipriau vibruoti. Dėl to jungtis susilpnėja ir atominiai sluoksniai gali slysti vienas kito atžvilgiu. Tai lemia stiprumo praradimą ir galiausiai lydimąsi. Keramikoje joninės ir kovalentinės jungtys yra labai standžios, todėl atomai išlieka tvirtai savo vietose, net ir esant stiprioms vibracijoms, kurias sukelia karštis. Tai galima palyginti su grandine iš laisvų narelių, kuri primena metalą, ir su suvirinta grotelių struktūra, kuri panaši į keramiką. Grotelių struktūrai suardyti reikia daug daugiau energijos. Ši didelė ryšio energija yra pirmoji ir pati svarbiausia keramikos stiprumo paslaptis. Dabar tiesiogiai susijusi su cheminių ryšių stiprumu yra keramikos gebėjimas atlaikyti itin aukštas temperatūras nesutirpstant. Pavyzdžiui, aliuminio oksidas turi lydimosi temperatūrą apie 2072 laipsniai Celsijaus, o magnio oksidas dar įspūdingesnis. Jis lydosi maždaug prie 2800 laipsnių Celsijaus. Palyginimui, plienas, kurį laikome tvirta medžiaga, lydosi maždaug prie 1500 laipsnių Celsijaus.
O kodėl šios lydimosi temperatūros tokios aukštos? Nes šiluminės energijos reikalingos įveikti joninių ir kovalentinių ryšių stiprumą bei suardyti kristalinę struktūrą reikia milžiniškai daug. Reikia suteikti milžinišką kiekį energijos, kad atomai galėtų atsiskirti nuo savo fiksuotų pozicijų kristalinėje gardelėje ir pradėtų laisvai judėti, taip pereidami į skystą būseną. Šis šiluminis stabilumas reiškia, kad net ir aplinkoje, kurioje metalas jau tapo burbuliuojančiu skysčiu, ugniai atspari keramika išlieka kieta ir struktūriškai vientisa, išlaikydama savo formą ir funkciją. Kita labai svarbi ugniai atsparių keramikų savybė yra jų mažas šiluminis laidumas. Norėdami išmatuoti šiluminį laidumą, naudojame vienetą vatų 1 metrui kelvino. Tokie metalai kaip varis turi 400 vatų 1 metrui kelvino, o aliuminis apie 200 vatų 1 metrui kelvino. Ir jie tampa puikiais šilumos laidininkais. Tuo tarpu ugniai atsparios keramikos turi daug mažesnės vertės. Paprastai nuo 0,5 iki 5 vatų 1 metrui kelvino. Bet kodėl taip yra? Šilumos sklidimas kietuose kūnuose vyksta daugiausia 2 mechanizmais. Atomų gardelės virpesiais arba fononais ir laisvųjų elektronų judėjimu. Metaluose laisvųjų elektronų gausa leidžia labai efektyviai perduoti šiluminę energiją. Tačiau keramikose, kaip jau minėjome, laisvųjų elektronų nėra. Šilumos perdavimas beveik visiškai priklauso nuo kvantinių atomų virpesių sklidimo kristalinėje gardelėje. Keramikų kristalinė struktūra, sudėtinga ir dažnai netvarkinga, su savo defektais ir priemaišomis, tyčinėmis ar ne, veikia kaip barjeras efektyviam šių fononų sklidimui. Atomų virpesiai susiduria su daugybė kliučių ir yra išsklaidomi, todėl energija sunkiai ir lėtai perdodama iš vieno medžiagos galo į kitą. Ši geba išsklaidyti šiluminę energiją yra labai svarbi, norint apsaugoti krosnies išorę ar raketos konstrukciją nuo vidinės ar išorinės šilumos. Kitas labai svarbus aspektas yra plėtimasis. Įsivaizduokite medžiagą, kuri įkaitinta labai greitai išsiplečia. Jei ji yra suvaržyta arba skirtingos jos dalys įkaista skirtingais tempais, vidinės įtampos gali būti tokios didelės, kad ji tiesiog įskyla. Ugniai atspari keramika, kita vertus, turi mažą šiluminio plėtimosi koeficientą. Tai reiškia, kad jos labai mažai plečiasi ir traukiasi keičiantis temperatūrai. O kodėl tai taip svarbu? Aukštos temperatūros aplinkoje, kur vyksta šildymo ir aušinimo ciklai, medžiaga turinti didelį šiluminį plėtimąsi nuolat patirtų įtampą, kas sukeltų nuovargį ir struktūrinį gedimą. Mažas ugniai atsparių keramikų šiluminis plėtimasis sumažina šias įtampas, leidžiant joms išlaikyti savo struktūrinį vientisumą net ir esant stipriems šiluminiams smūgiams. Ši savybė yra labai svarbi krosnių ilgaamžiškumui ir aerokosminių komponentų saugumui, kurie susiduria su staigiais temperatūros pokyčiais. Kitas svarbus veiksnys yra porėta keraminių medžiagų struktūra. Kai kurioms reikmėms net ir mažas, tankių keramikų šiluminis laidumas nėra pakankamas. Čia ir pasitelkiamos izoliacinės ugniai atsparios keramikos, kurios turi porėtą struktūrą. Tačiau kaip tai padeda? Oras arba bet kokios dujos yra puikus šilumos izoliatorius, todėl jų šiluminis laidumas yra daug mažesnis nei daugumos kietųjų medžiagų. Sukūrus struktūrą su poromis, kurios gali būti tarpusavyje sujungtos arba atskiros, oras lieka įkalintas medžiagos viduje. Tas įkalintas oras veikia kaip papildoma kliūtis šilumos perdavimui, sumažindamas bendrą medžiagos šiluminį laidumą. Tai panašu į pūkinės striukės dėvėjimą. Šildo ne pačios plunksnos, o oras, kurį jos sulaiko. Porėtumas kruopščiai kontroliuojamas gamybos proceso metu, kad būtų optimizuota ši izoliacinė savybė, sukuriant lengvas ir itin efektyvias šilumą sulaikančias medžiagas. O kokie yra ugniai atsparių keramikų tipai?
Pagal savo sudėtį ir savybės, ugniai atsparios keramikos yra klasifikuojamos į įvairius tipus, kurių kiekvienas yra optimizuotas konkrečiai paskirčiai. Turime silicio dioksido keramiką, kuri yra ekonomiška ir naudojama stiklo gamybos krosnyse, bei aliuminio oksido keramiką, kuri pasižymi puikiu mechaniniu ir terminiu atsparumu. Taip pat yra magnezijos oksido keramikos, kurios idealiai tinka bazinėms ir itin aukštos temperatūros aplinkoms, pavyzdžiui, cemento krosnyse. Taip pat yra silicio karbido keramikos, kurios pasižymi dideliu atsparumu šiluminiam šokui ir gera šiluminė laidumu tam tikroms reikmėms. Be to, galime jas suskirstyti į tankius ugniai atsparius gaminius, kurie yra struktūriniai ir atsparus korozijai, ir izoliacinius ugniai atsparius gaminius, kurie yra poringesni ir skirti sumažinti šilumos nuostolius. O kur galime pamatyti šias nuostabias medžiagas praktiškai naudojamas? Iš esmės visoje sunkiojoje pramonėje. Plieno pramonėje jie dengia aukštakrosnes ir liejimo kaušus, atlaikydami išlydytą metalą, kurio temperatūra viršija 1600 laipsnių Celsijaus. Stiklo pramonėje jie sudaro lydymo talpas, kuriuose smėlis virsta skystu stiklu. Cemento gamyboje rotacinės krosnys, veikiančios itin aukštoje temperatūroje, priklauso nuo ugniai atsparių dangų, kad galėtų veikti. Ir tai dar ne viskas. Nes naftos perdirbimo gamyklos, atliekų deginimo įrenginiai, keramikos krosnys ir netgi namų žiniai naudoja tam tikrą ugniai atsparios keramikos formą. Jūsų plytų kepsninė arba malkinė viryklė turi būti išklota ugniai atspariomis plytomis, kad visa konstrukcija nesutrūkinėtų tiesiogiai kontaktuodama su ugnimi. Tačiau ugniai atspari keramika nėra naudojama tik Žemėje. Ji yra visiškai būtina kosmoso tyrinėjimams. Ar kada nors susimąstėte, kaip erdvėlaivis ar kapsulė sugeba grįžti į Žemės atmosferą ir netampa ugnies kamuoliu? Atsakymas slypi šiluminiuose skyduose, pagamintuose iš pažangios ugniai atsparios keramikos. Grįžtant į atmosferą, dėl trinties su atmosfera temperatūra gali viršyti 1650 laipsnių Celsijaus. Tokios medžiagos, kaip didelio grynumo silicio dioksido plytelės, kuriomis padengtas erdvėlaivis, yra sukurtos atlaikyti šią ekstremalią kaitrą, išsklaidyti ją ir apsaugoti vidinę laivo struktūrą. Ir svarbiausia – astronautus. Raketose išmetimo antgaliai ir kiti svarbus komponentai taip pat gaminami iš ugniai atsparių keramikų arba keramikos kompozitų. Tai užtikrina, kad variklis galėtų veikti itin aukštoje temperatūroje, nesugedęs. Tai medžiagų inžinerija ties savo galimybių riba, leidžianti žmonijai tyrinėti kosmosą. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeratorius. Paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. O jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums ir toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėtas mūsų vaizdo įrašuose. Jei žiūrėjote iki šios vietos, kviečiu jūs pasižiūrėti mūsų rekomenduojamus kursus. Taigi nukreipkite savo telefoną į šį QR kodą arba spustelėkite nuorodą aprašyme apie mūsų kursus. Ten rasite Excel, trimačio modeliavimo AutoCAD, viešojo kalbėjimo ir daugybę kitų kursų. Tai mūsų šio kanalo atrinkti kursai, kurių kokybę galime patvirtinti. Ir jei norite pradėti savo veiklą internete, pradėti filmuoti vaizdo įrašus socialiniams tinklams, šiame QR kode mes atrinkome įrangą, kurią naudojame savo studijose. O ar jūs kada nors susimąstėte apie šių medžiagų svarbą? Ar žinote kokią nors kitą įdomią ugniai atsparių keramikų panaudojimo sritį? Palikite savo komentarą žemiau, pasidalinkite savo mintimis ir tęskime šį pokalbį. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. O jei norite mus paremti, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai. Stipriai apkabinu ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.